turgus. Deja neatneša turtų, neturiu lasdelės burtų, jei gali iš burtų, iš kortų, iš tiršių, iš ko tik nori, iš kodo, iš viršių. Jei pasitvirtintų prognozes, padidintos dozes ir nuvytusios rožės, vieni kitus drožia, vadina tai grožiu, o bože, praeikim dar vieną rožą, tau meldžiasi tie, kurie save velniams parduoda. Vergovė nepasibaigė, tik skirtumas toks, kad dabar vergai ne vien tik tai juodos spalvos, tarnai valdžios vieni kitus medžios. Dėl pinigų krūvos jie net save parduos. Sveiki, chebryte, na kągi, šiandien mes svečiuojamės Klaipėdoj, MOG Records, su mumis kartu yra Funk TM'as, labai geras atlikėjas. Ei, kaip yra, seniuk? Viskas good, labas vakaras, viskas gerai, niekom negaliu skūstis, kepam, darom repą, tai viskas cool. Jo, mačiau šiandien kaip tik paleidai savo klipą naują. Geras, taip toks laužytas flow man patiko, nu ir dar klipas juodai baltas, eik, tu apšė ledas, karoči. Jonava iš karto respektina, žinai. Va, nu ką, tai davai tada šiandien daug yra apie ką pakalbėti, aš iš tikrųjų laukiau šito, žinai, šitos laidos, visą laiką domiuosi, kas vyksta Klaipėdoj, koks pas jūs judesiukas, pas jūs labai gera ta koncentracija gerų MC, kurios ir tu pristatai, ir visą laiką malonu, karoči, kažkaip taip gavosi, kad Jonava ir Klaipėda, nu, palaiko vieni kitus ir tikiuosi pas mus gausis geras, karoči, pokalbis, tad funkai. Kas tu, va, maždaug, chebryte, kad žinotų, aš suprantu, kad tave žino kaip MC, bet tiesiog, kad žinotų, va, iš kur tu ateini, kaip išsivystė būtent tas Funk TM'as, ką tai kurstė, žinai, jeigu gali trumpai. Nu, jeigu trumpai, tai funkas, nu, iš kur atsirado kažkada labai senai. Aš turbūt, nežinau, mano kūryba jau prasidėjo pradinėse klasėse kažkur, nes aš jau, nežinau, gal 4 klasėje ar 3 sukūriau ten savo pirmą pasaką. Ir nežinau, galbūt tos kūrybos buvo labai daug ir nežinau, su metais augant aš ten skaičiau daug knygų ir taip toliau ir man, nežinau, man labai norėjosi kažką kurti. Ir taip gavosi, kad klausiau repo daug ir vat, kažkaip vieną dieną po mokyklos grįžau, galvoju, reikia parašyti ir man savo raimą. Ir parašiau savo raimą, bet vėlgi visą tai ir liko raimas, aš tiesiog jos toliau rašiau, kol vieną dieną vat, su Domu, su Ironu kažkaip mes, kadangi visi kartu būdavom, leisdavom laiką ir panašiai, tai kažkaip nusprendėm, kad davai pabandom, nes žinojau, kad ir jie rašo tekstus, tai sakau, kažkaip davai, įrašom visi kartu. Tai važiavom ten į kitą rajoną, pas kitą tokį bičiuką į butą ir niekas nieko apskritai, aš apie repavimą absoliučiai nieko nežinojau, mums tiesiog buvo kaip, nu davai pabandom, pažiūrėsim, kas gausi. Tai va, nuvarėm, pabandėm, įrašėm, kas gavos, tas gavosi, jo, ir nuo to kažkaip užsikabinom ir va, iki šiol tas funkas rašo tas dainas. Tai... Jasna, o klikuchą pats pasirinkai ar davė? Realiai pats pasirinkau, bet vėlgi čia nebuvo taip, kad aš kažkaip labai būčiau akcentavęs ir kad norėjęs išsirinkti. Tiesiog aš nežinau, kažkaip natūraliai gavos. Nes kai reikėjo rašyti ten, nu, čia, kas tu toks ir aš, nu, aš žinau, kas aš toks, ir aš neturėjau susigalvojęs jokio ten nickname'o, bet buvo tuo metu Mirkas. Ir Mirkė pas manęs buvo ten funk nikas, Tai prie to pridėjau dar inicialus, nes galvojau, nu, funk čia tiesiog, nu, čia yra muzikos žanras, žinai, funkas. Ir pridėjau inicialus ir va, gavus Funk TM, kažkaip taip ir liko ir niekada negalvojau keisti. Gadica. O man dar, žinai, pastebėjau, tu sakai, nu, ten skaičiau knygas ir suatakoja, nes va taip, jeigu pažiūrėt į klaipėdietišką repą, nu, viena iš tų savybių, kad, ble, jūs hebra su savo žodynu iš tikrųjų aukštam lygiai esat. Matosi, kad, žinai,
Nu, negaliu pasakyti, kad ten, žinai, super apsiskaitę, bet tikiuosi, kad super apsiskaitę, žinai, kad tikrai mokat ir pažongliruoti žodžiais ir va, visą laiką išgirsti Klaipėdos repą, karočią, iš karto jausi krenta, kad, tipo, jo, čia Klaipėda. Galima jau net atpažinti, va, kaip yra Ukmergės bumbepą tu gali atpažinti, ten Jonavos repą iš bazaro galima atpažinti, o Klaipėdos repą irgi galima atpažinti, va, iš tos tam tikros šnekos, va, kaip jūs naudojate tą žodyną. Pagarba jums iš tikrųjų, Chebrytė, visam judesiu, tau atskirai taipogi pagarba, nes man patinka, žinai, ir nu, mes vėliau dar pakalbėsim apie tam tikras fiškės, nes tavo kūryboje matosi tam tikros tos fiškės, man jos labai patinka, žinai, tokie kaip velykiniai kiaušiniai, kaip sako, ne, taip, easter eggai, tipo, žinai. Bet tu taipogi to jaus greitai leidi naują savo albumą, karočią, antrą, ne? Jau iš tikrųjų atrodo būčiau senai išleidęs, bet lygtais vis kažkas kiša pagalius į ratus ir tokios labai smulkios detalės užtrunka labai ilgą laikotarpį ir toks jau, nežinau, atrodo, kad su kantrybė reikia žaisti, žinai, nes, nu, jau pats žinai, ką reiškia, kai jisai yra ant tavo pečių ir jau tam tikrą laikotarpį ir tu jį nori nusimesti, bet nes nuo manęs jau viskas kaip ir padaryta, jau ten ir piešinukai nupaišyti, sakykime, aš ten dainas įrašęs ir tiesiog lieka tokie, nu, ten jau kas ne nuo manęs priklauso dalykai ir dabar tiesiog sėdžiu, laukiu, kada padarys. Ir siunčiu į spaustuvę ir viskas, nu, ir laukiam, kepam. Bet jo, aš šį kartą turėsiu ir fleškių, tai bus galima ne tik kompaktą įsigyti, bus galima ir fleškių, nes dažnai žmonės tipo net nebeturi kur klausyti kompaktų ir sako, o būtų USB gerai. Tai va, tai aišku, bus ir Spotify'us ir visur kitur, tai Gadysai. aš jau pats laukiu, nesulaukiu, greičiau jisai būtų. Jo, nes tie jau formatai iš tikrųjų, nes aš irgi su tokio pat dilemu buvau susidūręs, kad tie formatai jie tampa raritetų, blin, žinai, kaip anksčiau tipo kasetės jau nebegroja tačkėse, dabar jau iššokį į tačkę, kur čia tą kompaktą įkišti, nu nebent tik tais į bardačioką dabar jau kompaktą įkiši, kad tiesiog gulėtų, žinai, o taip va jau, kad jo, formato reikia tam tikro. O kaip, apie patį albumą nori papasakoti, ar kol kas nelabai nori apie tai kalbėti? Tai galiu papasakoti, iš tikrųjų įdėta buvo daug darbo ir aš manau, kad tai bus, mano nuomonė, tikrai vienas geriausių aplamai repo lietuviškų albumų, nes bus 17 dainų, daug gerų fytų, aš nežinau, mano nuomonė, daug gerų bitų, daug gerų fytų, tai nu, tikrai ir darbo daug įdėta į visą tą projektą ir, nu, aš manau, kad jame daug bus svorio ir sakau, visomis prasmėmis, tai nu, aš labai noriu atiduoti jį žmonėm, publikai ir jeigu klauso, nesakau, darbo ten daug ir aš manau, kad čia bus vienas iš tų tikrai, nu, jau įsimintinų pėdsakų repo pasaulyje. Na, tikiuosi ir to linkiu tau, seniuk, nes, 17 gabalų, nu čia jau artilerija, karoči, čia jau tau ne šiaip menkas kalibras, čia jau artilerija paliubomų. Tai turbūt, jeigu sakai, kad fitai yra daug fitų, va, kai tu sakai, kad, žinai, kai darai albumą, viskas ant tavo pečių ir kartais to laiko pritrunka, aš nežinau, ar tau ta pati situacija, aš kaip purvo dariau, žinai, aš savo viską, iš savo pusės spalio mėnesį viskas buvo padaryta, žinai, ir po to grinai sėdi, lauki, kovo mėnuo, dar lauki, gerai, toj atmesim, karoči, balandį padarom, balandis ateina, gerai, toj gegužės pabaigoj padarom ir net jau prieš pat albumo išleidimą vis tiek kažkas išsikiša, žinai, bet svarbiausia pereit per tai, karoči, pranešti savo svorį ir gyvenimas duoda, žinai, tad aš tikrai linkiu dušitau, kad tavo albumas išeitų kuo greičiau ir kad jis taipogi gautų, va, būtent pakankamai dėmesio, kiek jis yra vertas, žinai, nes tu esi labai geras atlikėjas, man atrodo, man labai norėtųsi, kad būtų, va, žinai, būtų žmonės pripažinti, ne, su jų kūryba, nes aš matau, kad tu ir va, tavo draugas Dvejetas yra studijoje, jūs turite, prilaikote savo studiją, filmuojate klipus, jūs iš tikrųjų įdeda to prakaito kraujo, žinai, ir aš tikiuosi, kad tau išeis nuskinti labai gerą derlių su šito albumu, seniuk. Tai tikrai sėkmės. Jo, žinai, tas derlius, bet vėlgi, aš kažkaip į visą tai biškį labiau gal žiūriu
kaip į hobį, žinai, kaip į kultūrą, žinai, man tai nėra, kad čia, tipo, o čia, žinai, dirbsim, uždirbsim ir gyvensim iš repo ir čia, žinai, ir kažkaip ne taip man. Bet, nu, vėlgi, aišku, nu, kaip bebūtų, norisi kažkokios tos gražos, bet, kaip sakau, kaip bebūtų vis tiek, aš kaip prašau iš širdies, žinai, dušai, tai man kažkaip aš nežinau, aš manau, kad tos žmonės, kuriuos reikia, vis tiek jis tai pasieks, kaip bebūtų. Nu, kam nereikia, tam nereikia, žinai, tai čia kiekvienam savo. Paliubomu. Ir aš kai sakiau, kad nuskinti derlių, aš neturėjau omeny, tipo, žinai, lavę prigrėbti, to be abejo irgi linkiu. Bet, žinai, kartais mums kaip kūrėjams tą derlių priskintai tiesiog, kad žmonės galėtų atpažinti ir pripažinti būtent tokioj pat proporcijoje, ant kiek pastangų tu įdedi, ką tu bandai pasakyti, kad surastų tos savo klausytojus, žinai, tipo, tavo kūrybą. Va. Jo, nes buvo, tai matai, ir su pirmo albumu taip ir buvo iš tikrųjų. Buvo keletas žmonių, kurie jisai, kaip tau pasakyti, jis labai jos stipriai palėtė, jis jiems padėjo. Ir man, tipo, it's more than enough, žinai, man tai, tipo, jau to yra labai daug, žinai, tipo, nes jeigu, kaip sako, bent vieną širdį ten sušildė, jau gerai, žinai, tai, o tų širdžių buvo sušildyta, tai važiuojam, žinai, aš galvoju, va, sakau, sekantis albumas bus dar didesnis progresas. Nu, bandysim tobulėti ir toliau vis pirmin, vis aukštyn, žinai. Maladėts, nu, man patinka, kad tu sakai, žinai, o sekantis albumas bandysim tobulėti ir toliau progresuoti, nes tas progresas jis visą laiką būtinas. Reikia visą laiką į save žiūrėti kaip savikritiškai, kad tarkim, nu gerai, net jeigu aš užspaudžiau kažką gero, reiškia level upą tą gavau, bet sekantį kartą tai reikia dar labiau biškį išgręžti, žinai, iš savęs, ko reikia. Kartais be abejo, turbūt pats, žinai, kaip kūrėjas, tiesiog kūrėm tai, kas yra ant širdies, o kartais jaučiame, kad ne, reikia save karočiai paspausti, aš noriu va, kažkur ant skilsų išlysti, kažkur ant tipo įdomių rymų išlysti, ne, tipo. Tai va būtent, tai tas įrašymas ir yra, tom bent jau man asmeniškai įdomus, kad norisi rašyme tobulėti, parašyti kuo sudėtingesnį tekstą, ten ar kuo į tą flow įdomesnį kažkokį, ar ten dar kažkaip sužaisti. Ir va tame prasideda visa ta kūryba, tas įdomumas padaryti kuo įdomiau, kuo sudėtingiau, nes nu jau nebesinori, ta prasme, ne tai, kad nesinori, jau neberašysi ten to paprasto eilinio, žinai, raimo, kurį tu ten rašei prieš N metų, žinai. Tai ir nori visą laiką vis tobulinti savo kūrybą. Nu va, matai, mes kažkaip jau natūraliai ir pajudėjome link trečios mūsų temos, jau kažkaip natūraliai ją palėtėm, reiškia gerai viskas eina pas mus. Va, tavo nuomonė, kaip tu manai, kas yra būti kūrėju, ar jo sunku būti, va, būtent tavo atveju, nes tu vis tiek esi kūrėjas, ar tau sunku būti kūrėjumi, kas tai yra ir ar tu manai, kad kūrėjas yra dėkingas užsiėmimas ir ar kokie paaukojimai buvo, kokių laurų nuskynė, kaip tau tai padėjo, ar gal kažkur pakenkė net būti kūrėju? Ne, kol kas nepakenkė, dėl to labai džiaugiuosi. O nesunku būti kūrėju, man kaip tik labai lengva būti kūrėju, nes, nu, kurti, kai kuri, tai, nu, nuo to lengviau, nes gali prikurti gerų dalykų, tai, nežinau, man kurti patinka, man tame yra vien tik pliusai, tai aš sakau, kaip kitiems sakau žmonėm, yra ten nueiti, žinai, šachmatais pažaisti, ar ten sporto salė, ar dar kažkur, žinai, ten kažką paveikti. Tai vat mano hobis yra tekstai, repas, žinau, bitai, klausyti bitų, klausyti repo. Tai kažkaip, nežinau, man ta kūryba visiškai netrukdo ir aš džiaugiuosi, kad aš turiu tokią galimybę, kad galiu kurti. Tai. Ir kad visai išeina, tai tik džiaugiuosi dėl to. Jo, tau yra taip, kad, tarkim, va, kadangi tu nori kurti, tai tau reikia, tarkim, paaukoti kažkiek savo socialinio gyvenimo, žinai, tam, ar pas tave tiesiog ratas žmonių, kuris tave supa, jie visi tam pačiam judesi ir tau to nereikia daryti. Nu kaip, šiaip aš mėgstu pabūti vienas ir aš to, kai būnu vienas, aš dažniausiai visą tą laiką stengiuosi koncentruoti į kūrybą, nes, nu, man dabar toks etapas yra, kai aš visiškai, pavyzdžiui, nežiūriu ten
televizoriaus, ten serialų, filmų, nieko absoliučiai. Ir, tipo, žmonės klausia, tai ką tu veiki? Tai sakau, muzikos arba klausausi, arba rašau tekstus, žinai, nes tai užtrunka. Nėra taip, kad atsisėdi ten, čia per 5 minutės parašysiu raimus. Nebūna taip, tai, nežinau, sėdi ten, taigi rašai, užtrunki, parašai, dar rašai, ištrini, vėl iš naujo rašai ir tas tikrai atima to laiko. Bet aš tą darau būdamas vienas ir kažkaip, nors aišku būna tokių momentų, kur kažkas šauna į galvą, žinai, kad ir ten, nežinau, aplinkoje prie žmonių, paėmius ir rašai tas kelias eilutės, žinai, telefoną, nes buvo tokių variantų, kad tikrai atsiminsiu ir no chance, žinai, ten kaip ėja, taip ir už 5 minučių gali paklausti, nepasakysiu. Tai jo, tai dabar stengiuosi dažniausiai užsirašyti bent kažkaip, po to ten prisimeni ir ten jau kažką iš to gali bandyti lankstyti. Seniuk, man tos istorijos irgi. Ir žinai, aš kiek ant jų nusideginu, aš toliau, karoči, tą patį darau. Žinai, ten kur nors ką nors kokius prigalvoju, jau prigalvoju, 4 kokį, šito tikrai nepamirčiu, nes jis geras, karoči, aš atkaliau, žinai. Bet aš nuleidžiu ant stabdžių, kad aš 16 metų kiekvieną dieną pūtęs buvau, žinai, prieš 6 metus. Ir grįžti namo, nieko neatsimeni, tai kartais aš dar vapšė ant naivumą iššokau, jau viso, išjungiu viską, karoči, einu miegot, atsigulu. Ateina man kelios eilutės, neužsirašinėsiu, geros eilutės, aš kai atsikelsiu, atsiminsiu. Bachūras išeina į sapną, viso, į orbitą, pasigausi po to, žinai. Bet su kūrėju aš tam, žinai, iš dalies sutinku, bet čia tiesiog mano asmeninė nuomonė, žinai, mano asmeninė patirtis, kad man atrodo, man būtent, kūrėjų sunkiausia yra būti po to, kai tu jau savo kūrybą padarėjai. Nes mes vis tiek norim ją išmesti žmonėm ir tada tu sėdi ir galvoji, ar tave supras, ar tave suprato teisingai, ar žmonės, kurie linguoja, jie iš tikrųjų klauso tavo kūrybos. Nes vien tik, žinai, pažiūrėti, kad vien tik linguoja, kartais jau neužtenka, žinai, norisi, kad žmonės iš tikrųjų suprastų, ką tu turėjai omenyje, ne? O pačių kūrėjų man irgi atrodo, kad jeigu tu iš tikrųjų esi kūrėjas, jo būti yra gan lengva, nes tai yra natūrali būsena mūsų, ne? Ir dėl televizijos tave 100% palaikau. Pas mane chatų irgi jau 8 metai negroja jokios kabelinės, jokios televizijos. Ką noriu pažiūrėti, tą įvedu, tą pažiūriu, žinai, vaikai auga be jokių tų televizorių irgi. Multikus pažiūriu, žinai, bet... Multikai, šiuolaikiniai keistoki, bet multikai gerai. Pas mane senesnius žiūri, žinai, bet tai bandom biški, nes vis tiek dar mažytė vaikai, žinai, bet... Jo, tarkim, aš, žinai, be žinių geras gyvenimas. Kol tu nežiūri tų žinių, gyvenimas ahujienas, išeini į lauką, oras geras, visi aplink tave sveiki, žinai, viskas gerai, žinias pažiūri, pizda, nahui, išeini, debesuota, viskas blogai, ne šiandien tai rytoj pasaulis baigsis, žinai, nahui, blėt. Dovano, kad kikios daug, čia tiesiog taip, be filtro varom. Man tai netrukdo. Aš su tavim taip natūraliai, kaip su saveku jaučios, žinai, tai... Be filtro. Jo. Ką, tada, matom paveikslą MOG Records už tavo pečių. Papasakok, biški, kaip ten kas vyko, kaip prasidėjo, žinai, šaknys, papasakok. Pačios studijos, ta prasme? Dabar, žinai, man irgi įdomu, ar MOG Records čia yra vien tik studija, ar tai yra pilnas dvižnekas, ta prasme, ar ten pas jūs daug žmonių, ar MOG Records yra tiesiog, kas parašyta, tas ir yra MOG Records. Šiuo metu MOG Records ir yra MOG Records. Iš tikrųjų, studiją aš pasidarėm mes iš tikrųjų, tai dabar su dvejetu esam, tai jau 2 metai, jau virš 2 metų iš tikrųjų, čia balandžio 20 atšventėm studijos 2 metus. Bet irgi tema, tokia ir buvo, kad susirinkti ir kad turėtume savo studiją, kad galėtume ir įrašinėti, ir spotas, kur galima būtų šiaip atšilinti, žinai, taip kažkaip ir gavosi. Ir tam, tu prasme, kad ją išnaudoti ne šiaip sau, o su prasme, tai kažkaip ir pradėjau rašinėti antrą albumą. Ir viskas, nes kada pirmą albumą rašiau dėl to, nes norėjau išpildyti svajonę, tiesiog norėjau savo albumo. O kai rašiau tą pirmąjį,
Tai man taip patiko tas procesas, kad aš galvoju, nu tai reikia antrą padaryti, o kadangi turim studiją, nu tai čia būtų gėda neįrašinėti, žinai, tai, nu, tai va, tai ir padariau dėl to ir tų dainų 17, nes, nu, kaip ir esi vietoj, žinai, turi to laiko, tai ir įrašinėjom, tai va, tai ir čia toks, va, tai ir yra tas MUG Records, nes vis tiek, nu, kažkaip norėjom pavadinti, nu, tai daug nesukom galvos, žinai, važiuojame MUG Records, žinai. O MUG šaknis, aišku, jau tenais yra gerokai jau senesnės, ir ten jau, nu, daug metų atgal, ten jau visi turbūt žino. Pažįstam, jo. O tai tada skaityk, MUG Records pats prasidėjo būtent nuo tavo pirmo albumo ir tuo tikslu buvo sukurtas? Jisai po pirmo albumo. Nes mes įsikėlėm jo, kai aš jau išleidau pirmą albumą, tai už kokių už kokių 4 mėnesių mes jau padarėm, nes mes įėjom čia į tuščią, žinai, patalpas ir viską nuo nulio pasidarėm, pasistatėm ir dabar turim, ką turim. Ateina ir tų jaunų, naujų visokių negirdėtų įrašyti, kažkas pirmus kartus pabandyti, kažkas ne pirmus, tai va. Gadica, nu malonu. Ką toliau daryti? Malonu, tikiuosi ir linkiu, kad klestėtų, karoči, kad va, hebrytė, klausykit, kas Klaipėdoje yra, o gal kas pravažiuoja pro Klaipėdą, va, yra studija, žmonės pasiruošia jūs įrašyti, karoči, nuvarykit, įrašykit, manau, dėl kainų irgi tikrai sutarsit, niekas jūsų neapiplėš, nes tikrai žinau, kad va, Funkas yra geras žmogus, tikrai nespaudžia, šiandien lošime albumus, tad tikrai ne dėl Navaro ten sėdi, be abejo būtų malonu, jeigu pašildytume pakankamai, kad visi komfortiškai jaustumėtės, bet va, turėkite linką, karočiui, MUG Records, būtinai atvarykite, būtinai aplankykite ir būtinai įsirašykite, darykite savo kūrybą, o Funkas ir Dvejetas jums padės, karočiui, klestėti. Visada. Laukiam jūsų MUG Records. Nu va, o kadangi mes dabar jau, kai sakai, va, MUG Records, tai be abejo nuo MUG, kai jau nuo seno, tai kaip tu manai, va, pats Klaipėdos judesys, ar jis yra vieningas, ar papasakok maždaug, ar manai, kad vis tiek atskirai veikiate? Nu, visų pirma, kad nėra tai Klaipėdoje daug tų MC, ne, yra labai įdomi, nu, yra va, ta, va, mūsų senesnėji karta ir ten va, jaunesnioji, čia kaip tik buvo festas vakar pas jos, ten trepo. Tai, nu, aš nebuvau tiesą sakant, bet, nu, kažkaip nežinau, ta prasme, tiesiog man nėra tekę su jais asmeniškai ten kažkaip bendrauti. Tai, ką žinau, aš kaip ir palaikau tą jų muziką, šaunuoliai, ką daro, viskas okei, bet, nu, kažkaip nežinau. Gal ta vienybė turbūt pas mane labiau jaučiasi iš žmonių, kurie palaiko ir prijaučia repą. Prijaučia repui, kur, nežinau, žmonės, kurie patys gal nekuria, bet jie labai, vat iš tų irgi senesnių kartų, žinai, jie vat su repu užaugę ir vat iš jų jaučiasi tas palaikymas ar ta vienybė. Bet šiaip, nu ką žinau, čia turbūt dabar, jeigu aš net nedaryčiau, tai čia turbūt niekas nedarytų nieko, nes, nu, ten, nu, Karūna ten, jisai daro daug, nes tiesiog, nu, žmonės negirdi, bet va, išeis fitas, su tavim išėjo fitas, mano albume bus fitas, tai negali sakyti, kad visai nieko nedaro, tu, sakau, jisai ten pas savęs namuose, nu, daug daro, nu, Adomas irgi, va, dabar daugiau gal išleidinėja. Bet irgi va įrašė nemažai dainų toj pačioje studijoje čia nais. Tai, nu, kažkaip bandom palaikyti tą ugnį, žinai, toj Klaipėdoj, kad tas fakelas neužgestų ten iki galo, nes, nu, va, kažkaip taip natūraliai ir gaunasi tą hip-hopą palaikyti, tą kultūrą visą. Nu, tai gaunasi, kad va tie, nes vis tiek tas MUG, tai va būtent toks reiškinys kaip MUG, tai prasidėjo nuo Karūnos Vyckos Domo turbūt, ne? Nu, ne, nes, kaip pasakyti, gal nuo Vyckos ir nuo Karūnos, o po to jau aš Domas ir Ironas jau, kaip gaunasi, mes jau kaip ir pratęsėm visą tą reikalą, tai va, kažkaip taip aš pasakysiu. Ir Nimfiksas dar turbūt reikia paminėti Nimfiksą, ne? Ar Nimfiksas ne iš Mogiliovo? Nimfiksas jo, bet jau čia daug vėliau, čia jau viską, jisai čia gerokai vėliau.
O jis irgi iš Mogiliovo, ar ne? Ne, jisai Tiksas, jisai iš vis net ne iš Klaipėdos. Matai, vapšė net nežinojau. Nu va, Hebra galės Ne, ne, pasijokti, karoči, kulka visą laiką įmeta biški, blėt, susivėlimų, na. Nu visų nesužinosi, kas kur ten, iš kur, žinai. Jo. Dovanok, nimfiksai, karoči, bet aš kai dėl ko galvojau, kad iš Klaipėdos esi, nes su karu turi gabalų, karoči, ir karu visą laiką gerai kalba apie tave. Tai aš galvojau, karoči, kažkaip automatiškai, kad esi iš Klaipėdos. Nu, karoči, dovanok, seniai, bet gerai varai. Va. O pas jūs yra taip, tai tada tu, tarkim, va, save prilaikai kaip ir tai pačiai pirmai MOG kartai, ar tu galvoji, tu esi antra karta, ar jūs taip nedarote taip apšė tokių dalykų? Nu, pas mumis nėra, kad ten pirmą, antrą kartą, bet jeigu taip jau skaičiuoju, tai iš pirmos kartos būčiau. Kas be ko, nes, nu, sakau, kaip ir tą patį, nu, ilgesnį tokį biškį pavadinimą, tai Edgaras Vickas sugalvojo, o paskui jau mes tipo tas 3 raidės MOG, žinai, jau kai padarėm grupę, aš, va, Domas ir Marius, nes irgi buvo, kai tie pirmieji gabalai, ir tipo čia, tai kaip jūs vadinatės, čia jūs grupė, ne grupė, nu, davai grupė, kokią grupę MOG, nu, davai MOG. Ir važiavom, ir tas, viskas taip visiškai natūraliai, tai nebuvo taip, kad kažkaip ten labai būtų norėtas, ar ten stengtasi, žinai, bet kažkaip, nu, MOG, aišku, važiuojam ir viskas. Paskui, va, ten Domas su Edgaru padarė, va, tų legendinių hitų ir iš to, va, taip ir išsivystė tas toks kaip vos ne brandas, žinai, tas, va, toks, va, kažkaip, va, taip ir natūraliai gavos ir tada ten, aišku, pagrindinės figūros, kaip bebūtų, kurios labiausiai populiarino tą vardą, tai faktas, kad yra Domas ir Karūna, čia no doubt. Nu, bet jo. Bet tai tada gaunasi, kad va būtent tavo kolektyvas būtent sugalvojo tą, ne tai, kad abreviatūrą, bet būtent tą terminą MOG sugalvojote jūs tada, ne? Jo. Opa, pagarba, karoči. Matai, kiekvieną dieną kažką naujo, nes nežinojau šito iš tikrųjų, net negėda prisipažinti, bet va, įdomu sužinoti, žinai, kad būtent yra kaip pasakyti, vieni savo kūrybą stumia, kiti vis tiek prisideda ir va tie pavadinimai, jie vis tiek yra įdomus, kaip jie veikia ir va dabar sužinojome šaknys, karoči, kad MOG tai atėjo iš jūsų pusės, tad jums pagarba. Be abejo. Ir, žinai, pas mus va, Jonavoje, kaip pasakyti, irgi be abejo judesys tas yra, žinai, ten ir ta jaunesnioji karta, vyresnioji karta, bet pas mus va maždaug taip, kaip yra toks dalykas, kaip, kadangi Jonava ta maža, žinai, ten turbūt kaip vienas rajonas, visas miestas, žinai, ir dėl to pas mus va yra tas Jonavos frontas, bet irgi pas mus nėra taip, kad tai yra vienas kolektyvas, kad reikia pagonus gauti, kad ten užsitarnauti savo vietą jame, žinai, ir mes vien su kitu lengvai labai galim susišnekėti, bet su dauguma net nesam asmeniškai pažįstami, tipo, žinai, tarkim, va, su Robu, tai aš tik tais šiemet pirmą kartą susipažinau, nors mes ten kalbėdavom daug. Ades aš gyvenime nematęs, karoči, gyvai, žinai, tipo, nors mes irgi kalbam daug, turim bendrą gabalą, žinai, tokie reikalai. Nu, man šitas yra didžiausia surprizas, bet kad su Adeniu, ta prasme, tai wow, čia man, tu kažkuriam podcast ir kažkur jau buvai minėjęs, tai man buvo toks, what, žinai, kaip čia taip, žinai. Jo, nematęs apšė, nes, nu, tuo metu, žinai, tas amžiaus skirtumas, žinai, kaip būni, blin, kai tu paauglys esi, 3-4 metų skirtumas, jis yra labai ryškus. O jau po to, kai augi ten, ar tau 35, ar tau 30 skirtumo vapšė nėra, jeigu tu žmogus esi tiesiog, žinai. Ir maždaug tas pats buvo ten, aš matęs gal MTV kažkur mieste, žinai, ten atsimenu, buvo praėjęs pro mūsų lygi Bumso kažką darė. Nu, ten toks tipo kaip klubas ir kultūros namai vienam pastate buvo Bumsas, karoči. Kaip tik Jonavenskas pavadinimas klubui Bumsas, žinai. Ir jo, taip tik matęs iš toli, žinai, o taip va, kad tam pitaką sumušti ar ką, tai ne. Nebuvo taip. Bet vis tiek, Jonavos frontas, vienas kitą bandom palaikyti, kiek įmanoma, net jeigu teorkės yra, visą laiką pasakam, nu, gal aš ten, žinai, tų karočių ir stumi, bet aš tą vis tiek gerbiu, tipo, žinai, viso takoja ir tokie dalykai. Nu, o ką tu galvoji? Va, su Karūna mes, kai su Karu bendraudavom, pradžioj 2000-ųjų, mes visą laiką, karočiui, ir freestylindavom, ir varydavom tos batlus per Mirką, ne?
Va šiuo metu, kaip tu galvoji, freestylas gyvas ar jau miršta po biškį? Tai gyvas, tai kol jama gyvas, turbūt tol freestylas bus gyvas, nes jo linkėjimai jamai, by the way, bet šiaip jo, nu ką aš žinau, nu aišku, kad gyvas, ta prasme, aišku, gal pas mumis jis čia nesilieja per kraštus, žinai, nėra tų freestylerių ten belė kiek, bet nu yra, ką turim, tą turim, tai šiaip, nu ką aš žinau, nu gyvas be abejo, tik kol repas gyvas, tol ir freestylas, manau, bus gyvas. Tai Paliubomu. Man tik žinai, kaip pasakyti, aš žiūriu, kad tas ir freestyle ir savokos pradeda keistis, nes tarkim aš, kadangi esu Kanadoje, tai aš pamatau, kas vyksta Šiaurės Amerikoje iš pirmo žvilgsnio, ne? Ir čia labai stipriai pasikeitė ta savoko freestyle, tarkim viskas, kas yra padaryta, net parašytas tekstas, bet tiesiog suimprovizuotas ant naujo kitokio bito, čia skaitosi freestyle, tipo, žinai, ir tu kartais tai pažiūri, ir hebra ten varo, čia tipo freestyle, žinai, ir tu taip galvoji, nichuja sibė, hebra varo, čia apšė žoskai, o po to taip klausai, jau hebra bekus uždeda ir su tako, ir taip, tipo, čiuvas, čia tavo, nu tai jo, čia mano parašytas, bet, tipo, aš įrašiau ant kito bito, čia ant naujo bito, tai čia yra freestylas, žinai, ir man tai yra kažkaip, nepriimtina, žinai, man freestylas yra, grinai, iš kaušo, ateik čia ir išdėlioja mane. Ne, nu man čia irgi kažkokia lempa. Aš irgi, kur esu matęs tokių, žinai, įmeta kažkoks ten reperis ten ar kažkas gabalą ir parašyta freestyle. Ir tu klausai, tu supranti, kad čia tikrai ne freestylas, visiškai. Nu tai čia, žinai, nesvarbu, ką tu pasakai prie mikrofono, ten jeigu kažką, ten biški, ten porą sakinių, paskui dar porą sakinių, paskui viskas suklijuoja, ir čia tipo freestylas. Aš sakau, čia ne freestylas, sakau, čia tau padarė gabalą iš tavo sakinių, arba kaip ir tu sakai, ten ant kito parepoja, tai čia nėra freestylas. Tiesiog ant kito bito parepavai ir viskas. Jo. Žinai, man daug maž dar priimtina, tarkim, dėl tų freestylų, kaip tokios vadinamos tipo trumpos zagatovkės per batlus, jeigu, tarkim, man atrodo, iš dalies gal ir reikia apie tai mąstyti, kai tu, tarkim, jeigu eini į batlą ir tu žinai, prieš ką tu eini, tu maždaug vis tiek galvoji prieš batlą, tugi netvarai batlą, tipo iš niekur, aš apie tai visiškai negalvojau, karoči, tu vis tiek galvoji apie savo priešą, vis tiek bandai freestylinti kažkokią zajavkę savo, žinai, prieš kovą, tarkim. Ir gal kažkur, nes žinai, kaip per freestylus būna, tarkim, tugi pats freestylinė, ne? Ne. Tipo, vapšė nebūna, kad net ir pats savo... Ne, ta prasme, jo, kaip tu pasakyti, aš bandau freestylinti, nes vis tiek namie ten ar kažkur vaikštai, aš kažką bandai tipo freestylinti. Kartais gaunasi geriau, kartais blogiau, bet šiaip aš ne freestylinu. Jo, gerai, supratau, bet tarkim vis tiek, tau ateina mintis sumbūriškai į galvą, tipo rimai, ne? Taip. Ir būna, nes mes Jonavoje daug labai freestylindavom ir pastebi, kad yra tam tikros frazės, kurios vos ne kiekvienam freestylė pasikartoja, nes jos jau smegenys atsidėtos, žinai. Tai čia irgi, jeigu taip jau labai norėti prisikabinti, galima sakyti, kad čia arba zagatovkė, arba čia jau paruoštas rimas, bet iš tikrųjų visa tai gimė per freestylus, tipo, nes tu iš tikrųjų freestylini, žinai. Tai kažkaip tą žiūriu, kad, gal jeigu ten, tarkim, vapšė, iš lempos kalbėti, jeigu tu ten važiuoji jiems į batlą ir tu žinai, kad prieš tave yra 8 kažkokio kovotojai, aš asmeniškai, aš nuvaryčiau ir aš pradėčiau diginti ant kiekvieno iš jų, ką aš galiu atrasti, kokie zaškvarė yra, žinai, kokios silpnybės. Ir turbūt po 2, 3, 4 eilutės paruoščiau ant kiekvieno vis tiek, žinai, ir po to varai freestylą, bet ir įkiši, žinai, tos punchline'us, kad grinai susijeitų. Net jeigu ne 100% jau prirašytus, bet tipo jau turi idėją, apie ką tu kalbėsi, tipo, kai tu su žmogum išeini ant scenos, žinai. Čia nėra nieko blogo, nes tu čia ruošiesi, kaip bebūtų, tu tą patį freestylą, jeigu tu treniruojasi, tai tu praktikuoji. Nebus, kad tu kiekvieną kartą iš naujo kažkokių žodžių išgimdysi, žinai. Tai tu kažką, ką treniruojasi, tau tas užsilieka, po to tu kažkada tai panaudoji. Būtent, čia kaip per kažkas rungtynės, nebent profesionalų žaidėjai eitų žaisti, niekad nežaidė krepšinio, žinai, tu vis tiek, blėt, žinai, treniruojas, atakoji, blėt. Jo. O, gerai, dabar apie tos freestylus pakalbėjom. Ką tu manai, karoči, apie perkamas peržiūras? Tai nesąmonė, visiškai bullshitas čia.
silpnųjų brožas. Nes aš nematau prasmės, ta prasme, koks tikslas pirkti peržiūras. Nu, tai, nuo to pati daina geresnė nepasidarys. O jeigu ten, tuo labiau, jeigu ten kažkoks betlas, nu, tai laimėti betlą ten nupirktais laikais, tai geriau tada iš vis nebetlink, žinai. 100%, aš tam pilnai sutinku, kad va būtent gabalo geresnio tai nepadaro. Aš žinai galvoju kaip, aš, tikrai į tai žiūriu, kaip pasakyti, kad tai tikrai ne man, tarkim, ne, va aš to niekad nedaryčiau, bet iš kai kurios pusės aš gal ir negaliu teisti per daug tų žmonių, nes tarkim, jeigu žmogus tai daro vien tik dėl savo ego, jis yra baranas tada paliubomų, nes tu tiesiog pats save glostai, ne? Bet man atrodo, dabartiniais laikais yra toks dalykas, kad žmonės žiūri į tai kaip investavimas į save, tipo, žinai, kad jie, tarkim, nuperka 30, 40, 5 štukų tų peržiūrų ir tipo jau ir reklamos gali po to kažkur kažkas paduoti, tipo, kai žmogus į koncertą nori kažką pakviesti, jis pažiūri, o šitas turi, karoči, 200 000 peržiūrų, tipo, jį žmonės klauso, davai aš jam paskambinsiu, tipo, žinai, maždaug tokie dalykai. Ir gal kažkaip žmonės taip užima pozicijas, žinai, jeigu jie grinai nori iš to daryti biznį. Va, tokio aš kaip pasakyti, aš nepalaikau, bet aš neteisiu, tipo, žinai, jeigu jau žmogus pasirinko tą daryti, tegu daro, bet asmeniškai, va, kai žmonės savo tą nuperka 10 000, 20 000 laikų, čia bachūras, tu save paglostyt, nuperki, karočiui, ir savo ego grinai, nes nei žmonėm, daugumai žmonių, ne tai, kad tai pasiekia dabar žmonės, tipo daugiau žmonių pasieks, nes vis tiek tie algoritmai, jeigu jie atpažįsta, kad yra feikinios tos peržiūros, tave į dugną numeta, tau niekur jokių tų suggestionų neduos nieko, žinai. Ne. Na, kažkaip taip, bet kaip manai, va, dėl biznio, jeigu žmogus nori daryti Ne, biznį. tai supranti, kaip yra. Vienas dalykas, tipo, kai yra tu tipo, moki, kad tave, tavo, sakykim, ten klipą ar postą ar kažką pamatytų daugiau žmonių. Ir kad kaip sklaida gaunasi. Aš gal už tai nieko prieš, nes, tu čia gaunas kaip savo vizitinę kortelę, važiuotum per visą Lietuvą ir mėtytum. Čia, tipo, tas pats. Tik čia tu sumoki pinigus kažkam ir tiesiog pasiunčia per internetą tavo žinią. Kaip ir nieko tame blogo, bet tada žmogus tiesiog jau renkasi, ar tau paspausti tą laiką, ar nepaspausti, ar ten dažiūrėsi iki galo, nedažiūrėsi, išjungs ten, patiks, nepatiks, žinai. Bet pirkti jau grinai laikus, man jau čia feikas toks, žinai, tipo, vėlgi, aš irgi nieko neteisiu, kas kaip nori, tas taip daro, žinai, man kiekvienam savo, jeigu kažkam, noris pirkti, tegu perka, valio, bravo, žinai, tipo. Ble, čia įdomi pasakė, kad čia aš va apie tai negalvoju, nes mes su Hebra kalbam, žinai, mes aptarinėjom tokius dalykus ir jo, pagrindę visi Hebra, tipo, sako, ne, bet, tipo, yra žmonės ir aš kaip ir sakau, aš pats neteisiu, kad, tipo, jeigu ten nori kažkas investuoti, bet tu labai įdomi pasakė, kad, tipo, investuoti į tai, kad paskleisti žinią. Tai gaunasi taip, kad, tipo, nusipirkti reklamą tam, kas išeis vėliau, negu po to pristatyti, jog tavo galutinis produktas jau iš tikrųjų pasiekia daug, nors jis nesiekia. Tipo, žinai, tipo investuoti į progresą, o ne investuoti į tipo rezultatą, kuris iš tikrųjų yra neteisingas. Ne? Tipo, tai būtent ir tipo jo, nes, tarkim, aš esu iš Klaipėdos, ne, ir kaip mano klipui reikėtų pasiekti kokią nors ten, ar kokį nors ten, aš nežinau, čiuvaką, kuris sėdi ten Ignalinoje ar dar kažkur kitam Lietuvos gale, gal ir jeigu jis neklauso repo, galbūt jo mano dainas kaip ir sudomintų, bet iki jo nedais, nes jis neklauso repo. Tai vat šiuo atveju tu kaip ir gali, ką žinau, sumoki už tas klaidas, sakykim, ir viskas, jam pasiūlys, jis tai paklausys, jam arba patiks, arba nepatiks, jis galės parašyti ten arba gerą, arba blogą komentarą, arba nieko nerašyti, arba ten kaip nori. Bet pačio laiko tai jau neperki, žinai. Tai va, čia gaunasi jo, gal kažkiek peržiūrą nusipirktum, bet valio, tipo, už tą peržiūrą irgi, kaip bebūtų, yra grįžtamasis, valio, kai jisai pažiūrės, man irgi išeis į naudą, kaip bebūtų tą peržiūrą. O jis jau po to rinktis, ar jam toliau žiūrėti kitą klipą kažkokį mano, ar jam iš vis tas repas nepatinka, o gal žiūrėk, sakys, paučiai, įdomi, paklausom kitą dainą. Tai va čia toks, sakau, kaip neskaitau aš, kad tu čia parduodi tipo savo muziką ar kažką tai tokio, žinai.
Jo, nes jeigu ne, tu iš tikrųjų labai teisingai sakai, Funkai, nes tada gaunasi, kad, nu, tu duodi žmogui pasirinkimą vis tiek paspausti ar nepaspausti ant tavo linko, Taip. ane? O ne tai, kad, tipo, žmonėm, nu, tipo, ateina Matrica, Tetris, karoči, susidaro, ble, 30 štukų peržiūrų per 2 valandas, žinai, tipo, o Nu, ten pažiūrėkit, Pakistaną, pažiūrėkit, koks Indiją, aš. tai dar kur nori, žinai. Jo. Nu čia labai, labai, va matai, aš apie tai, va, kai įdomu pakalbėti su žmonėm iš kito rato, kad kitokios tos idėjos, jo, labai įdomiai. Matai, Nes aš, mazgavotas pavyzdžiui, esi. tokį buvau eksperimentą padaręs, vat, savo klipą teisybė tekstuose. Vat, aš irgi pradžiai paleidau viską normaliai, be jokių ten nieko. Aš visada max ten 2 kartus papaustinu ir man užtenka. Bet tema tokia, kad galvoju, pamėginsiu Facebook'e, tipo, užbūstinti, nes ten dar išmeta, žinai, reklamą, pamėgink ten, žinai, nu davai, galvoju, pamėginsiu. Nu tai va, tai irgi kas ten gavosi, aš įmečiau savaitę laiko, kad, nu, jisai čia kažkur kažką paskleistų. Ir aš galvoju, nu, pažiūrėsiu, kas čia iš to gausi. Nu, tai ten nėra, kad kažkokių ten, nei ten 1000 kažkokių atsirado, nei ten laikų, nieko neatsirado. Tiesiog, kad gal ten iki 100 peržiūrų buvo daugiau. Nu, bet vėlgi, aišku, tenais galima ir paketą didesnį, ten dar kažkokį, kad ten, ar ten daugiau žmonių apimtų, ar dar kažką, aš ten minimaliai viskas, kad užmest akį, kaip čia viskas veikia. Tai sakau, nu, pasižiūrėjau, iki kažko daėjau, iki kažko nedaėjau, nu, bet, matyt, antrą kartą nebedariau jau. Jasna. Žiūrėk, dabar su tais va velykiniais kiaušiniais, karoči, čia jau kaip mūsų hebra, kuri, blin, tipo išaugo ant tų vutangų, čia automatiškai taip išeina, ar mes iš tikrųjų matom tai, ką mes matom, va, tarkim, prieš to senesnį klipą, kur padarė, kur tu autobusą, karoči, ane, su hebryte. Nu tai čia velykinis kiaušinis, tipo, į I Bring the Pain Method Mano, ar ne? Ar čia tiesiog pasąmoniai gaunasi, kad tokių kadrų tu nori? Čia iš tikrųjų viskas susidėliojo netgi netyčia tas autobusas. Aš kaip, aišku, tos Mefo Bring the Pain, jisai yra pasąmoniai, nors jo užaugta yra, žinai. Ir visada, kai matydavai tą kadrą tam autobusą, galvodavai, va čia yra kietai, žinai. Bet taip sutapo, kad čia prie studijos Palangais yra dar toks vienas gatvės menininkas, jisai grafitį užsiminėja, linkėjimai Pidžinui. Ir žodžiu, gavosi taip, kad jisai turi savo autobusą. Nu tai o mes, nu žinai, mums atviras autobusas, nu mums čia iš karto, žinai, aš sakau, nu, aš privalau čia klipą filmuoti, čia kitaip negali būti. Tai iš karto ir nufilmavom tą klipą. Jasna, nes mes su hebra taip žiūrim ir net, ble, tai pažiūri, va, tu ten repuoji su pirštinėm, žinai, aš suprantu, kad žema buvo, bet vis tiek ta žinai, kad tu su pirštinėm kaip Method Manas ir čiūvas iš šono sėdi, karoči, žinai, aš net neatsimenu, gal ten dvejtas buvo užtavęs po dešinę, tipo, žinai, tam klipę. Ir taip, jeigu pažiūrėti, tipo, klipą Method Mano, to ten irgi čiūvas sėdi, žinai, tipo, ir aš galvojau, aš iš karto galvojau, ble, čia grinai, tipo, duoklę atiduoda Vutangam, čiūvas pagarbą atiduoda, žinai, o čia matai, va, taip, tiesiog, nu, sėdi kažkaip ir pasąmonė, ir noras, kad va, taip kadrai jie, karoči, taip... Tai viskas viename, tai čia, tarsi, yra ir tu vis tiek, aš, pavyzdžiui, man yra pasąmonė, kai mes tą patį klipą filmavom, galvoju, nu, dėjim čia bus toks kaip pas Mefo, žinai, kadrai tokie visokie, žinai. Nu, prasme, yra tas toks, nu, tikrai pasąmonė užsifiksavęs, žinai, bet tuo pačiu, taip pat gyvenimas sudėlioja, kad nu, viskas ir natūraliai gavos, nes aš ten pats to autobuso neieškojau, ten man nebuvo jisai būtinas, bet kai jisai atsirado, man iškart, opa, nu tai čia belieka tik filmuoti. Jo. Filmavom. Jo. Jasna, nu ką, važiuojam prie klausimų su hebryte, nes turim labai daug klausimų, karoči. Be problemų. Ir ką mes, davai, papasakojom hebrytei, karoči, ką šiandien lošim? Lošim daug, pralošim gerų prizų, nuostabiausių albumų. Aš pralošiu asmeniškai savo 2, tiksliau pirmą turiu, o antrą padovanosiu tada, kai jau rankose turėsiu, nes hell knows, kad aš jį turėsiu, bet aš labai tikiuosi, kad, sakau, Liepos mėnesį turėsiu, bet čia
bijau kažką prižadėti, bijau kažkokius deadline'us sakyti, tai tas, kas laimės, nu, jau pamatys tikrai, kada išeis, tada susisieks ir aš atsiųsiu 2 albumus nuo savęs. Gadyca, va, mat, hebrytė, tai šiandien turėsim tada, karoči, 4 nugalėtojus. Nugalėtojus, pirmas albumas iš funko, naujas albumas iš funko, pirmas mano albumas ir antras mano albumas taipogi. Tad 4 šiandien laimėtojai. Tikiuosime, kad laimės žmonės ne tie, kurie jau, nu, neturėčiau taip sakyti, nes yra labai daug žmonių, kurie nuolat dalyvauja ir nuolat laimi. Karoči, kiekvienam sėkmės, hebrytė. Šiandien, karoči, kulka Jeigu nesiskutęs, dvejetas laimės, nieko negaus. Trauksim iš naujo, nes užteks jam jau. Teisingai. Nu, žiūrėsim. Ten jau susitarsim kažkaip. Mas, matai, čia yra daug žmonių, kurie jau laimėjo po porą kartų, žinai, ir tas, bet jie ir iš tikrųjų dalyvauja dušai, žinai, ir va praeitą kartą, tai aš biški taip sakau, ALD tipo, sakau, daug laimėjo, su Tristansikai buvo podcastas, sakau, hebra, čia nurengs, karoči, visą laiką nurengia visus, vapšė viską pasiema, kad tik gali, ir traukiam 6 nugalėtojus, blėt, ir ALD taip ir neištraukiam, tad aš biški gal, žinai, džinksinau, čiuva, tad dovanok, gal šį kartą vis dėlto laimėsi, žiūrėsim, karoči, bet ką ištrauksim, tą ištrauksim, ne? Gal kaip bus, tai bus. Gerai, tuoj, palauk, man reikia pažiūrėti per telefoną. Tuoj mes pažiūrim ant smūgio, kas ir kaip. Tuoj, dovanok, seniuk. Tuoj. Opa, važiuojam, karočią. Pirmas klausimas. Nu be abejo, iš ALD. Greičiausiai atvarė. Man reikia jį dabar surasti dar. Kiek gabalų bus tavo naujam albume? Nu, šitą jau atsakėjai, bet dar kartą ALD atsakyk, prašau. 17 dainų. 17 dainų. ALD, keliauji tiesiai, karočiai, į Šapulę. Straight. Davai. Antras klausimas. Iš 3 Sansi, kas čia rajone, hebrytė? Kokiam rajone užaugai? Geras klausimas. Nu, nenustebinsiu, užaugau Mogiliove, tai... Jo, nu čia hebrytė klausė, nes žinai... MOG for life, yeah. Paliubomu. Matai, čia hebrytė taip, su šmaikštumu klausė, nes pas juos gifiškė, kas čia rajone, žinai, tai Na, taip. taip ir klausė. Mes čia rajone irgi, mes irgi čia rajone. Va, hebrytė Oi, atvirkščiai rodau, karoči, va, hebrytė, keliaujat, prieš 2 savaitės, karoči, buvot podcast'e, o dabar jau tiesiai į Šapulę varot. Ir antras jų klausimas, kokie mėgstamiausi LT kūrėjai, atlikėjai apskritai? Apskritai, nu, Karūna, Domas, aišku, čia no doubt, Mikrovonas, Adė, Styglė, nu, čia Erkė, nu, čia, ta prasme, aš galėčiau daug varginti, Kulka ir taip toliau, ir, ta prasme, nu, yra, aišku, pas mumis tas top, koks, ką aš žinau, ten 15 ar dar kažkiek tų MC, tikrai, kurie, nu, verti savo MC vardo. Paliubomu, geras buketas, aš karoči, pasirašau ant šito sąrašo. Nebūtinai, nereikėjo tau iš mandagumo sakyti Kulka, aš nesupyksiu, bratulė, ta prasme, viskas gerai. Ne, tai, kad pyksi, nesupyksi, bet, nu, pavyzdžiui, realiai, va dabar nu, ne dabar, bet ką buvai metęs tos klipus ir gabalus, tai labai jaučiasi patobulėjimas, žinai, ir iš tikrųjų, va, ir su Robu gabalas, ir su Karūna gabalas, labai, nu, man asmeniškai bent labai stipriai girdisi tas patobulėjimas, flow, rimavime ir taip toliau, tai, nu, malonu girdėti, žinai, kad nėra stojama vietoj ir kaip. Dėkui, seniuk, dėkui. Gerai, važiuojam toliau. Street Credibility, karoči, The Flow. Jis klausė, kiek kainuoja studiją išlaikyti, patalpa? Labai brangiai. Labai brangiai.
Čia luxury yra, čia VIP, čia, nu, ne šiaip sau, tai labai brangiai. Jasna, o dabar važiuojam prie ilgo klausimo, man reikia mobilkę paimti į rankas. Čia jau paklausė Valdemaras Suslavičius, mūsų komradas iš Klaipėda Records, karočią. Ir jis klausė, sveikas Tadai, visada norėjusi paklausti, kas pastumėjo patraukti į repą, ar gimtasis rajonas Mogiliovas, ar kažkas kitko turėjo dar tam įtakos. Ir čia tik pradžia, bet davai, po biškį. Kas patraukė link repo, ne, tai natūraliai gavosi ir šiaip pas mane yra vyresnis brolis ir, nu, vis tiek man tekdavo klausyti tai, ką jisai klauso, nes, nu, tokie laikai būdavo, ten vienas magas, ten ir nelabai tu gali rinktis, kai yra vyresnis brolis, tai klausaisi tą, ką jis klauso, o jis klauso geros muzikos ir labai daug tenais būdavo repo, tai vat kažkaip, aš nežinau, irgi užsikabinau ant to repo, pats jo klausiau, plus tas Mogiliovas, toks visas repovas, nežinau, pas mumis tas visas vaibas ten toks buvo, draugai, irgi repas ir kažkaip vat natūraliai iš to įsivystė, kad pradėjau kurti repą. Jasna. Toliau važiuojam. Įdomu būtų sužinoti, ar pats esi bandęs piešti ant sienų, jeigu taip, gal pokalbio metu galėtum parodyti nuotraukose savo atsiminimus. Ne. Sunkiai, čia jau sunkiai. Jo, ne, iš tikrųjų aš esu labai prastas grafiti ar ten pašytojas. Esu bandęs piešti, stengsiuos daugiau to nebedaryti. tai, nu jo, iš manęs grafiti meistras nekoks būtų. Tai to labiau pavyzdžių tikrai nėra parodyti. Gerai, važiuojame toliau su juo. Valdemarai, karoči, tau pagarba atskirai, tu visą laiką užduodi labai įdomius klausimus, matosi, kad tu žinai ir supranti, kas vyksta kultūroje. Reiktų tave imti, karoči, kaip partnerį be filtro, nes čia iš tavo žinutės galima visą atskirą epizodą padaryti ir klausimai iš tikrųjų įdomus. Klaipėdos repo fronte per video, kai iš tavęs buvo įmamas interviu ant Mogiliovo stogų, minėjai, kad mėgstamiausias tavo gabalas tai Sonaras su Alter Ego. Ar iki šiol šis kūrinys imponuoja tavo kūryboje pirmoje vietoje, ar kažką kito statytum į pirmą vietą? Geras klausimas toks. Šiaip Sonaras tikrai pas manęs yra išlikęs aukštai labai. Man tai yra mano, iš tikrųjų, vienas toks tekstų, kuris man labiausiai patinka iki pačioliai. Bet, nu, vėlgi, nu, reikia tobulėti, nors jis pakankamai tikrai sudėtingai parašytas ir toks unikalus tekstas. Bet šitam naujam albume yra daug irgi va tokių, kur, nu, aš manau, lyriškai tikrai esu, nu, pažengęs daug toliau negu tas tekstas, nes tenais tikrai senas gabalas. Bet jisai man labai patinka ir jis man daug reiškia ir aš iki pat dabar jį moku, tai sakau, jis man toks vienas iš mano top vis dar. Jasna. Sako, man asmeniškai tai tavo geriausias gabalas. Klausau ir neatsiklausau. Kalbant apie Alterį, Alter Ego, aka Black Sun, aka Genie Sun, aka Genshi, tau linkėjimai, karoči, ahuienas esi ir atlikėjas labai geras, ir kaip žmogus, tau pitakas stiprus, esi labai teisingas žmogus, pagarba tau. Važiuojam. Gal papasakotum, kaip su juo susipažinai, ar pasidalintum kokią kitą įdomią istoriją, su kuo teko susipažinti, pavyzdžiui, Domu ar Edgaru ar Dvejetu? Jo, su Alter Ego įdomus toks buvo susipažinimas, atsimenu šį, nes iš tikrųjų jis man papasako, nes šiaip buvau neatsiminęs, bet jis man papasako ir kažkaip nepamiršau. Tai čia buvo irgi vienam iš repo tūsų senų labai tenais iš tų piračiųjų pirmų. Ir irgi kažkaip stoju, aš tam klube, man į petį, aš atsisuku, rūkai. Nu gal, nu davai, ir viskas, ją pačią nusileidom už kampo, sveikas, čia tas, anas. Ir nuo tos dienos mes lik pačioliai labai puikiai bendraujam, viskas yra labai gerai. Jo, didžiausi linkėjimai Alter Ego ir viskas su juo yra gerai, žmogus užsiėmęs, turi savo reikalų. Gal kažkada dar išbėgs į aikštelę, tai visko gali būti. Būtų įdomu, nes mes per pastarosius 2 albumus, šitam albume, tai aš pilnai sustūmiau, pirmam albume
mes bandėm kažką padaryti, nu va, gabalę GRB su Bandžium, tai jis ir į klipą iššoko, man buvo malonu, žinai, o norėjom vis gabalą įrašyti ir šitam albumė mes vis planavom, kad va, gal gabalę su Bandžium, kur turim tą pragaras gabalą, kad iššoks irgi Alter Ego grįž. Ir jis lygtais ir buvo sako, bent jau ant bekų gal užšoksiu. Ir taip jau gavosi, kad tas gabalas per lėtai rėdėjo, karočiui, ir atrėdėjo vos ne į albumo pabaigą. Ir taip jau gavosi, kad nebūtų jau laiko. Tad dovano, karočiui, seniuk, čia mano pragonas papolnai. Bet tikiuosi sudalyvausi, nes bus paliubomų 3 albumas. Bet ir ant singlo galėčiau ir norėčiau su tavim užšokti. Tad dovano, kad dušai, aš atsiprašau. Judame toliau, karočiui. Citata. Šešėlį, Domo ir Karūnos yra iš vienos tavo naujausios dainos, kuri išėjo su klipu. Nepatogus klausimas, atsiprašau, bet labai įdomu. Tiek metų repė, ar niekada nebuvo pavydo dėl dėmesio skirtumo tau ir jūsų Mogiliovo muzikos bendražygiams? Ne, niekada nebuvo jokio pavydo, aš kaip tik visada palaikydavau ir džiaugdavaus, kad chebrai puikiai sekasi ir viskas yra cool. Nežinau, aš nesu visiškai nepavydų žmogus, man kažkaip aš labiau stengiuosi džiaugtis ir palaikyti aplinkinių žmonės, kad tik jiems geriau sektųsi, kad aš padėsiu, kad jiems geriau sektųsi ir man kažkaip dėl to aš visiškai, manau, neturiu jokių abydų ten, žinai, ir kažkokių, kad ten žino geriau, ar žino daugiau, ar žino mažiau. Kažkaip aš darau savo, aš turiu savo viziją, aš turiu savo planus, savo ten pasaulį, savo kelią ir aš jo einu. Gadica, nes hebrytė vis tiek prieš ir podcastą ir šiaip, kas jau repė yra, mes viens apie kitą sužinom maždaug, kas per žmogus, per bendrus pažįstamus ir va, apie tada iš tikrųjų kalba, kad funkas yra labai toks atviras, paprastas žmogus, labai atdušai. Tad turi retą gerą savybę, funkai, va, kai sakai, kad nejauti daug pavydo, nes kai kuriems pavydas gali būti kai stimulas, bet dažniausiai tai vis tiek žmogų traukia iš tikrųjų į apačią, nes jį uždaro į tam tikrą dėžę suvokimo, ką daro kitas žmogus, išskyrus tai, kad progresuoti pačiam. Tad tau pagarba, iš tikrųjų, tu geras žmogus esi, protingas. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas iš manęs, tai yra iš Valdemaro. Antrus metus skaičiuoju jau tavo įrašų studiją. Kaip kilo tokia didelė idėja įgyvendinti ir kokie planai ateityje studijos? Nu, kaip ir sakiau, jo, tai pagrindinė ir idėja buvo, kad norėjom turėti savo spotą, kur galėtume rinktis, kurti, daryti repą, dar palaikyti tą ugnelę, kad degtų ir gavosi taip, kad be palaikant įrašiau ir albumą ir žiūrėsim, kur toliau eisim. Norim tobulėti, norim upgrade'ą pasidaryti, žinai, ten geresnį maiką dar ir taip toliau ir panašiai. Tai, yra ką veikti, yra svarbu, kad kūrybos nepritrūktų, kad būtų bent vienas žmogus, kuris, žinai, čia įrašinėja, dėl ko galima būtų laikytis ir darysim. Paliubomu. Ir sako, didžiausi linkėjimai iš Žardas Mogiliovui ir jums Tadai su Kulka Valdelio. Tau irgi linkėjimai, seniuk, dėkui, kad dalyvauji ir labai įdomus klausimai, dalyvauk toliau. Tikiuosi, kada nors suves mūsų irgi keliai, galėsim pakalbėti. Sekantis žmogus eina pas mus, Triadmanas eina. Ir jo... Mamen. Ir klausimas būtent iš jo rutinos. Sveikas, kas tavo mėgstamiausias produceris, beatmakeris ir ant kieno instrumo tavo svajonė būtų įrašyti? Mano mėgstamiausias Triadmanas. Pats geriausias, pats šauniausias, pats geriausias beatmakeris, produceris. Eva. Tai, o svajonė, žinai, aš tų ten super daug tų kažkokių ten tų beatmakerių nežinau, apart tų legendinių, žinai, ten premjerais, Derek Selecta ir taip toliau. Bet, nežinau, jeigu jau svajonė, tai aišku, gal su premjeru, nes premjeras klasika, tai turbūt su jo. Bet šiaip man geriausias Triadmanas yra šiuo metu Lietuvoje, tai number one.
Opa, teisingai darai, palaikai savekus ir čiūjų kalbį iš dušos iš tikrųjų. Tad linkėjimai, pagarba karočiai ir lauksim jūsų naujų gabalų kartų. Gintaras Bilvinas klausia. Sveikas, koks tavo požiūris į šio laikinį repą, trapą? Ar kažko pasigesti jame, ar viskas yra gerai? Tai viskas yra labai gerai, viskas puikiai, sakyčiau netgi. Ta prasme, nu tas trepas, žinai, nu, aš, pavyzdžiui, klausau to trepo ar ten to naujo repo, kuris yra geras. Nu, ten, tarkim, man geras yra Kendrick Lamar, žinai, va, tai, nu, ką žinau, man jis yra pakankamai aukštam lygiai, kad aš galėčiau sakyti, kad viskas yra gerai. Aš neklausau mėšlo, kurį ten groja radijos ar ten tiesiog kažkokio bullshito, kuris man nepatinka. Aš atsirenku tai, kas tinka mano ausiai, kas man patinka ir tai yra pakankamai daug. Aš dabar, sakyčiau, daug klausau tos naujos muzikos, to naujo repo, trepo. Ir jo yra daug labai gero ir viskas yra ko puikiausia. Aišku, aš paklausau ir senovinio, bet mano galva, tai sakau, reikia tik nepatingėti, paieškoti, pakapstyti ir kiekvienas atras tikrai savo kažką, kas patinka būtent iš tų naujų visų atlikėjų. Gadyca. Tik reikia netingėti paieškoti. Jo, tik reikia pakapstyti kartais, jo, iš tikrųjų. Bet, hebra, čia iš tikrųjų, kaip sakoma, jeigu nori gauti gerą rezultatą, reikia įdėti pastangų. Tai va, su malonumu klausimo muzikos yra tas pats. Reikia paieškoti, padiginti ir surasit paliubomų, kas jums patinka. Daniel Defoe, aka Septolitas, nuolatinis mūsų dalyvis, tau linkėjimai, Andriau. Kiek laiko jau užsiemi kūrybą, kokio stiliaus muziką klausai be rapo? Užsiemu, kiek čia gaunas, nu jau gaunas 19 metų. Aišku, su pertraukom, žinai, nes Kur be jų? Būtų, tai yra hobis, tai buvo daug ir pertraukų ir viso kito, bet jeigu taip, nuo pirmo raimo iki paskutinio dabar žiūrėti 19 metų. O klausau šiaip labai daug muzikos, aš labai įvairios klausau, nes jeigu klausyčiau vien repą, turbūt išpratėčiau, tai realiai klausau ir soulą, ir elektroniką, ten progresyvą paklausau, ten ar house'ą kažkokį, džiazą paklausau, nežinau, tą patį popsą, bet vėlgi aš labai mėgstu, nu, aš atsirenku, pasidarau savo playlistus ir klausau tai, ką aš atsirenku, tipo, ne random ten kažkokius, žinai, arba ten, ką reikia pasidyginu, pasidarau playlistus ir vat grinai klausau tokius pagal nuotaiką, žinai, nes aš labai mėgstu muziką pritaikyti pagal vietą, aplinką, kurioje esi, žinai, tai ten, nu, grinai priklauso nuo nuotaikos ir aplinkos, tai priklausau, bet šiaip nėra taip, kad vieną repą klausyčiau. Jasna. Dabar važiuojame. Ukmergė hatoj, karoči. Sako Leonardas Šlinkšė, tau linkėjimai seniuk, laukiam naujų gabalų su Robu. Linkėjimai, būtinai, Leo. Krasava esat. Kaip tavo manimų keisis hip-hopas? Nu, tikėkimės į gerą, tikėkimės pati ta repo prasmė nedings, nes kad kaip bebūtų, nu, pas reperį turi būti tekstas, lyrikos stipriausias dalykas, kad dingtų tie visi mekenimai ir mumblinimai tokie, žinai, neaiškus. Ir tikiuosi, kad, ką žinau, Hebra grįš vėl prie raimų ir važiuosim toliau. Viskas šiaip, manau, tik į gerą, nu, kaip bebūtų, nes, nu, progresuoja tas repas, nėra, kad čia mes kažkur į dugną einam. Aišku, yra pavyzdžių tokių ir liūdnų, bet, nu, iš esmės, manau, kad nėra čia viskas taip blogai. Nes vis tiek grįžta, žiūrėk, visi netgi senieji grįžta, o taip patys ten Wu-Tangai, ar ten Snoop Doggai, Dr. Dre, ar ten whatever, kas belia kokie patys seniausiai, vis tiek jie grįžta, va, žiūrėk, ir daro tą repą, tai reiškia, nėra čia viskas taip jau labai blogai. Paliubomu, viskas apeina ratą.
Čia jau stopudov. Net, man atrodo, žinai, tai gyvenimas yra kaip filtras, nes yra kultūra, yra tam tikras judesys, jis pradeda išsišakoti ir tai, kas nelimpa, jis gali kažkokį užsihypint biškį, bet tai, kas nelimpa, pats nukerta toliau varom ratą, karočiui, žinai. Ir man atrodo, vis tiek grįžta prie to recepto, kuris jau buvo, kuris veikia prieš tai, tai jis palibomų suveiks ir dabar. Kaip mada grįžta, taip pat grįžta ir muzikos stiliai, žinai. Tad aš irgi dėl to apšė nepergyvenu, man atrodo, viskas bus gerai, blėd. Tai viskas ir yra gerai, aš ta prasme sakau, jeigu yra ką dabar klausyti, aš iš tų naujų reperių galiu belė kokio ilgio playlistą pasidaryti ir visi trekai bus tikrai geri, ar ten verti dėmesio. Tai nematau aš kažkaip iš visiškų bėdų. Stopudovai. Klausia Davidas Vestas, tau linkėjimai Vestai. Atlikėjas D-West klausia, tu pažįsti, man atrodo, negi pažįstame esame. Aišku, no doubt, linkėjimai. Sako, Bigger Tupac. Nu, čia pats, aš vis tiek buvau praėjęs pro tos klausimus, biškiai taip užmečiau akį, tai čia man jaučiu vienas iš sunkiausių klausimų buvo. Bet, ir aš pagalvojau, tai vis dėlto galų gale nusprendžiau, kad rinkčiaus Paką, kaip bebūtų, nes Pakas jisai jis kaip ikona repo, žinai, tipo vis tiek, tipo kaip kažkie ten Jordanas, žinai, ar ten dar kažkur, tai man kažkaip atrodo, kad Pakas didesnė ikona repo pasaulyje, bet Bigis neatsilieka ten, tai šiaip, jeigu jau labai reikia rinktis, tai Paką rinkčiau. Aš su tavim sutinku, aš irgi Paką rinkčiaus. Daug mano aplinkoje žmonių sako, ne, Bigis, nes pas jį tipo rimai tokie sunkus, tipo ateina punchline ir su tokoje, bet man va Tupakas dėl to, kad jis, jo bendras, visa bendra pakuotė, žinai, gal skillsuose kažkur Bigis truputį geresnis, punchline'uose gal jis geresnis, bet va kaip visą pakuotę žiūrėti, tai man Pakas irgi, blėt. Pakas yra kaip pagalvė, žinai, galima nacho ant jo ir mėgoti, ir ilsėtis, blėt, ir paverkti į tą pagalvę, žinai, blėt, o Bigis beisbolo lasda, karočiui, žinai. Gerai, važiuojam toliau. Auriza tavęs klausia. Auriza klausia, sveikas Auriza, tau linkėjimai, karočiui. Sako, sveikas, ką tau reiškia Wu-Tang Clan? Wu-Tang Clan. Ką man reiškia? Mano paauglystės repo grupė. Realiai, Wu-Tangai buvo tas toks, to pačio repo hypo ta viršūnė, nes, tikrai būdavo taip, kad, įsijungi tos Wu-Tangus ir neini baldėlinį rajoną, į treniruotės kažką, ar ten belikur tokių visur, kaip motyvuojančiai nuteikdavo. Aišku, pradžiai ten daug ko net nesuprasdavo, apie viską ten repuoja, nes nebūdavo kur ten, nei ten pasižiūrėti, nei ką, tu ten gauni iš kažkur tą gabalą, paklausai ir laimingas esi. Bet šiaip jo, man Wu-Tangai reiškia labai daug, nežinau, sakau, su jais užaugau, su jų muzika, pernai metais dar ir teko gyvai jos Berlyne pamatyti, super, tai, nežinau, jo, reiškia man jie nemažai, dabar aišku, jau jie, žinai, dėdukai, jau kaip ir ten Mefas dar ten palaiko ugnį, bet dabar jau kita karta ir jinai visiškai nenusileidžia. Tai. Jo, bet ir tie dėdukai geri, seniuk, mes ten būsime po 10 metų, žinai. Taip, čia. Jau reikia įsteigti, reikia mums galvoti apie mūsų ateitį, įsteigti repo fondą, kad mums, karočiui, pensiją mokėtų, blėt, žinai, reikia kažkaip pasirūpinti savimi, blėt. Būtų gerai, repo pensija. Jo. Arnius tavęs klausia, jau maždaug palėtei, bet gal trumpai galėjom dar atsakyti, nuo ko prasidėjo tavo karjera, visa karjera. Nuo noro repuoti. Vat užsinorėjom, sugalvojom, nuėjom, įrašėm. Ir vat nuo to ir prasidėjo, kad įrašėm, patiko iš tikrųjų, buvo keistoka, bet patiko ir viskas, ir užsikūrė tas motoriukas. Jo, kaip sakiau, norisi būti veikėjų, o ne stebėtojų, ne? Kažkas tokio, bet
Kažkas tokio. Čia tas, sakau, vidinis noras kurti greičiausiai tokia buvo tas pagrindinis. Noras rašyti. Ir paskui toks, žinai, tipo, tai kam aš rašau, tai tada arba tu rašy kaip eilėraščius ir išleis knygą, arba ten dar kažką padaryk. Tai vat gavosi taip, kad toks prieinamiausias variantas, davai, einam repuoti tada. Ir išėjom repuoti. Juškis Eimantas klausia, kokio amžiaus pradėjai rašyti eiles? Nu, tai kaip ir sakiau, jo kažkur 17 metų turbūt pirmą raimą parašiau, bet jo, pirmą eilėraštį parašiau pradinėse klasėse. Eilėraštį, pirmą pradinį klasę ir pasaką. Tai va tenais prasidėjo kūryba. Kai išmokau rašyti normaliai ir dėstyti mintį. Jasna. Nu ką, pas mus buvo iš Ukmergės fronto Bakas, o dabar iš Ukmergės fronto Makas, karočią, ateina Mantas. Tau linkėjimai irgi. Klausia, kokias emocijas tau sukelia hip-hopas? Pačias geriausias emocijas. Nu, ta prasme, aš turbūt atsikeliu su to hip-hopo žmogaus mentality, žinai, nes aš kaip ir kažkurioje dainoje ten sakiau, tipo, hip-hopas ne mada, tai asmenybė, tai tipo, arba yra jisai tavyje, arba nėra, žinai, tai man tai hip-hopas yra gyvenimas ir sakau, jis man sukelia visas emocijas, kokias būna gyvenime. Jasna. Ir paskutinis klausimas, kaip sako, last but not least, ponas Dvejetas klausia, gali gyvai tavęs paklausti dabar, bet aš paklausiu. Nori gyvai paklausti? Sakė, nenori. Sėdė laimingas išsišėpęs. Aš paklausiu, karoči, kada trečias albumas? Nu, aš jam sakiau, kai jisai pirmą savo išleis, aš tada trečią išleisiu. Pabratskiai varot. O šiaip, jeigu sąžiningai, tai aš jau pradėjau galvoti apie trečią, tai nors aš dar šito neturiu, bet jau mano mintis kažkaip apie trečią lankstosi, tai aš labai, nežinau, labai tikiuosi, kad bus ir trečias kažkada. Jasna, nu ką, važiuojam su loterija? Ai, dar, klausyk, dovanok, dar greitai. Paška per praeitą podcastą aš jį buvau paminėjęs Zulu Rock One ir jis, karoči, parašė komentarą, kad, tipo, blečia, nei vieno podcasto be mano paminėjimo nepraeina. Nauja rubrika, karoči, linkėjimai Paškai. Davai, palinkėk Paškai linkėjimus. Linkėjimai Paškai ir jam linkiu geriausių linkėjimų kitose podcastuose. Gadica, nes šiandien, kai mes įrašinėjom, yra jo gimtadienis, o kai išeis, tai bus savaitę. Tai tada paliubomų su gimtadieniu geriausių metų, ten būk laimingiausias, geriausias, šauniausias. Ir kad būtų metai įspūdingiausi. One love. Gadica, dėkui seniai, kad Paškai perduodi linkėjimus. Matai, Paška, prisišnekėjai, karoči, dabar kiekvienam podcast'e eis tau, karoči, respektas, eis tau linkėjimai papolnai. Gerai, ką pirmą žaidžiam, naują ar seną, ar net dovanok, neturėčiau taip sakyti, pirmą ar antrą tavo albumą? Tai pirmą nuo pradžių pradedam. Pirmą, davai, aš, karoči, maišau, va, šapulę, viskas viduj, karoči. Maišom, tu man pasakyk, kada stop. Stop. Opa. Ir kągi mes ištraukiam. Valdemaras Suslavičius atsipirko tau, karoči, tavo straipsnio pobūdžio klausimai, Valdemarai, gauni. Žinai, kaip padarom? Jam geriau duodam antrą albumą, nes aš žinau tikrai, kad jisai pirmą turi. Gerai, duodam jam antrą albumą. Duosim bus, nes kam jam du, aš manau, jau geriau jisai turės tada antrą po šio. Gerai, Gadica, antras albumas išeina Valdemarui. Valdemarai, susisiek būtinai su Funku. Davai, o dabar jau pirmą albumą lošiam. Stop. Aš pamiršau, kad turiu pasakyti stop. Davai, važiuojam ir kasgi. Opa, Davidas Vestas, karoči, laimėjo. Va, prašau. Sveikinam. Vestas laimėjo kompaktą man.
Sveikinam, sveikinam. Nu, o dabar važiuojam su išsiganimu, karoči, sakyk kada. Stop. Ir išsiganimą pas mus laimi. Aš jau žinau, matai, eina, karoči, nieko neparašyta, tai žinau, kad tik iš 3 raidžių vardas bus ALD. Opa. ALD. Bet ALD jau turi mano ir naują, ir pirmą albumą, karoči, seniuk. Nežinau, susitarsim, gal aš to Maikę, karoči, padovanosiu. Jeigu norėsi dar vieną albumą, paimsiu dar vieną albumą, norėsi Maikę, karoči, pasimsiu Maikę. Važiuojame toliau. Stop. Vėl pamiršai? Jo. Opa, Street Credibility laimėjo, karoči. O, papa. Nu va, laimėjo. Hebra, jokio to, blėt, muchliavimo, savekas yra tas Street Credibility be abejo, Erikai, pagarba tau, bet sąžiningai laimėjo. Žinau, kad turi mano antrą, tai tikrai turi, nu žiūrėsim, gal pirmą tau, karoči, tada išsiganimas ateis iki tavęs albumas. O kągi, fankai, mes tai tuščiom rankytėm irgi neateinam, tad nuvarysi, karoči, į coverbrand.com, išsirink savo maikoną, nes dvejetas gavo, jau matėm, atrodo labai gerai, su Wu-Tangu Panama, Four Elements maikonas, tad irgi išsirink savo, ką nori, kokį nori maikoną, kokio nori dydžio ir pasiūsim tau tiesiai šviesiai. Nu super, ačiū labai, lauksim. Nu ką, žinok, buvo labai malonu su tavim pakalbėti, seniuk. Man irgi. Ir malonu tave pamatyti visą laiką, va dabar akis į akį, nors ne gyvai, bet gal gyvenimas duos ir gyvai susitiksime su tavim, žinai. Linkiu tau didelės labai sėkmės, kad tavo albumas išeitų būtent toks, koks tu nori, kad jis išeitų, kad jis gautų tiek dėmesio, kiek jis yra vertas, kad kiekvienas klausytojas, kuris jo klausytų, galėtų atrasti kažką savo ir galėtų su tavo gabalais ne šiaip paklausyti, bet eiti per gyvenimą, žinai, kad kažkam tavo kūryba padėtų ir kad tau pačiam padėtų tavo kūryba, kad tu klestėtum, kad tu progresuotum, seniuk. Aukštam lygiai esi, taip pat dvejetui linkėjimai, MOG Records pagarba pažaizni visai Klaipėdos chebrytai. Ir hebra, būtinai paklausykit, šiandien, kai rašinėjom, išėjo naujas video iš Funktiemo, po savaitės tai jau bus, jau turbūt visi matę, bet mes vis tiek mesim linką būtent į tą video. Nepraleiskite pro šalį, neduokite muzonui praeiti pro šalį, paklausykit, remkit, pasirašykite jo kanalui, mes visus linkus paliksime. Būtinai remkite tą tikrą muziką, tikrą kultūrą, tikrą hip-hopą, tikrą rapą, nes mes kalbam su tikru žmogumi, funkai, tau didelė pagarba. Ačiū labai. Labai malonu, kad pakvietei, kad pabendravom, iš tikrųjų smagiai čia be filtrų paplepėti. Tai ačiū visiems, kas klausė, kas klausys, kas susidomėjo ir linkėjimai atgal didžiausi.